tai dienelė. Būsimo vyras. Taip. Gerai, eisim į Zaksą. Galim po vieną alaus? Vieną alaus? Jo, abiem. Fuck. Taigi, sveiki atvykę į K2 Comedy klubą. Aš esu Tomašas, o jūs žiūrite laidą Komisija. Šiandien mes surinkom 5 komikus, kuriems teko padaryti durniausias įmanomas misijas. Durniausias, kurias tik sugalvojom. Ir tik jūs spręsit, kuris iš jų tas misijas atliko geriausiai. Nes dalyviai nežino, kaip sekėsi jų varžovams. Ir tai šiandien mes išsiaiškinsime jūsų dėka ir gyvai. Nes jūs komisija ir spręsit, kuris atliko tas misijas geriausiai. Ir skirsit taškus geriausiai pasirodusiam. Ir aišku, jau galit kažkas skirti prasčiausiai. Bet čia jau jūsų valia. O visas misijas darė, kūrė ir vykdė su dalyviais. Tai yra vienas ir vienintelis Arensas. Pablokit Arensas. Tamsta, prašom. Žinau, kur pastebėjot, mes dabar šalia kaip Liolek ir Bolek. Tokia pusiau. Sveiki. Labai malonu matyti visus, tai Tomašai, mūsų komisija. Ir labai smagu matyti naują studiją. Bet žinai, kas nesmagu, kad mes tuos pačius dar kroksus naudojame ant manęs. O Arensai, dėl to, kad tu negali nusipirkti naujų kroksų, mes ir turėjom šitą halabudą pastatyti dėl tavęs. Sorry, kad mano kojinės smirda. Kažką padirbėsi. Taigi, ar komisija, ar norite pamatyti, kaip dalyviai vykdė pirmą misiją? Taip. Kokia, Arensai, buvo pirma misija, primink? Tai dalyviams buvo liepta, kad apsirengtų taip, kaip mama didžiuotųsi pamačius juos televizijos ekranuose. Taigi, taip atrodytų suaugęs Bartas Simpsonas. Pasitikit, Markas Žukauskas. Man įdomu, kiek dar bus tų reakcijų. Matei, nes... Jo, ką mes matėm. Jo. Pala, aš nesupratau, norėtų motina matyti su alum arba taip apsirengus? Ne, mano mama visai sakydavo, kad jeigu tu baigsi mokyklą, aš būsiu laimingiausias žmogus pasaulyje. Jeigu baigsi universitetą, aš būsiu laimingiausias žmogus visoje visatui. Tai baigiau mokyklą, univero nebaigiau, tai dabar tikiuosi, kad jinai patenkinta yra. Bet dėl kelnių nieko tau nesakytų, nei žodžio. Ne, ką esmė, aš... Tipo, apsimau tą mantį, galvoju, ką papačią maudysi, ką džinsus, treningus, kostiumą, nesupratau, pasimečiau, tiesiog plikas atėjau. Aš galvoju, tegul tą edukacinę laisvę kvepuoja. Ar tu pritari? Kaip? Tegul edukacinę laisvę kvepuoja. Ne, tegul diplomas kalba už mane ir mano kiaušus. Taip. Ir viskas. Taigi gal kažkam pasiseks biškį pamatyti daugiau negu mantį ir edukacinį marką. O mes pasitiksim antrą dalyvį, taigi žmogus, kuris pernelyg užsibuvo Jankevičiaus šešėlį ir dabar turi vesti laidą Soliariumas. Pasitikit Vita Žyba. O vat ir mama, Markai. Labas vakaras, miela malonu. Vita, žiūrėk, jeigu tau reikėtų lydėti kaip sūnų Marką į tą paskutinę kelionę gauti diplomą, būtum patenkinta? Aš džiaugčiausi, jeigu žmogaus, kuris iš manęs išlindo, taip gerai užaugo dalykai. Vienas žmogus jau matė, reiškia. Vienas žmogus jau matė. Įdomu, kurie dalykai taip gerai užaugo, nes matau ir pagal ūgį. Smegenis, aš tik tais jo protų didžiuojuosi. Kaklas ilgas labai. Ne tik kaklas. Pėda, kem 7 dar. Šiaip, kodėl ypatingai taip juodai? Atrodo, kad motina didžiuotųsi, jeigu taip... Aš šiandien specifiškai parašiau mamai, kaip man apsirengti tėlika, kad tu didžiuotumės. Ir jinai parašė, kad aš tavo skoniu pasitikiu, bet neapsirenk kaip kurva. Tai... I did my best. Kažkas nufotkinkit va dabar ir siuskit Savo mamą paklausit, aš šita kaip kurva atrodo. Aš kaip kurva atrodo. Jo, tu... Edukacinė kurva. Edukacinė kurva. Aš šitą diplomą, žinokit, daug dalykų padariau. Man patinka, kaip tu įsikibėsi iš pradžių. Taip, šitą tai aš nepaleisiu. Kažkas šitą mantiją dėsis po Marko. Jo, aš jau nuomavaus, tai... Gerai, tai ką, trečias dalyvis, tai yra vienas prasčiausių žydų, kuris turėjęs gerą profesiją, iškeitė ir nelabai gerą komedijos karjerą. Tai pasitikit Žilviną Kerbelį.
Gal čia kaip jaunimas sakytų Šalom, slei. šalom. Aš kaip ir minėjau, skau, čia Žilvė yra pasis vakar iš tam kostiume, nes dar 2 mėnesiai jo mytybos ir jis nebetilps. Jis tiesiog čia atsidžiaug, atsibūk, nes pasinis vakaras tikrai. Čia ant gumos šiaip turėčiau tilpti, bet jo, išsitamps. Ko klausai, Tomašai? Nežinau, aš stebiuosi, aš žiūriu, pavyzdžiui, iš Marko, jeigu reikėtų daryti reklamą žmogui ir kažkaip motyvuoti baigti aukštosius mokslus, tai va, Markas ir kas tavęs laukia, gražios panos ir pinigai, stori žydai. Ne, Žilvė šita guma yra kaip Jokubaičio raišiai, to jau nutrūks. Jau nutrūko. Aš apsirengiau sėkmingų verslininkų, nes mama norėjo man tokį. Tai aš savo žydo kostiumą tiesiog užsidėjau. Tai paprašiau. Doleriai, žali doleriai. Aš grinai matau, kaip tie bičiai su Lamborghini tokius apsirengė. Deimantai, doleriai, šekeliai, eurai. Ienas. Gerai, su tavo tautybė tu gal biškai patilėk, nes čia infliacija prasidės, o mes pasitiksim ką, 4 dalyvį, gerai, 4 dalyvis, kurio pana niekad nebaigė skaityti jo tekstų, nes tai yra Lukas Ramonas. Jei! Skau, čia lietuviškas Better Call Saul serialas, susirinko šiandien. Hello! Nuo kokio vėliau nenuėmė kostiumą? Ei, aš šitą kostiumą vadinu Tetukas grįžo. Galbūt netaip supratau užduotį. Va, žiūrint į tave, tu atrodai, žinai, iš tų dėstytojų, va, pavyzdžiui, jeigu Markas būtų baigęs universitetą, kuris būtų bibidėjęs ant tavęs, tu iš tų dėstytojų taip atrodai. Kuris toks, man čia pažyminę reikia, kažkaip mes sutarsim. Atrodo kaip teisininkas, kuris neišsprendė bylos dabar tiesiog. Tu atrodo kaip teisininkas, kuris sumoka tam, kad išspręs bylą. Tu ten tiek darbo neturi. Ei, teisininkas lai gauna šaibų, tai kuom aš nesu panašus teisininką? Išskyrus. Nes negauni šaibų. Čia uždyka esame tie. Gerai, ir ką, paskutinis šios laidos dalyvis, tai žmogus, kuris piršosi daugiau kartų negu turi akių. Pasidykit. Elijas Martinenko. Čia yra kosmosas, čia realiai. Čia Lietuvos Avengeriai prieš jūs, Kebra. Kaip tu žinai, kaip atrodo mano košmarai? Blem, aš kai nuvarau festivalį 3 paras pravartoju narkotikus, va tokius sapnus sapnuoju, realiai grįžęs. Šis mano sapnuose būna. Čia kaip mano paketas atrodo 1 dieną. Ar žmogus mėnesinės, ar žmogus pilotas, čia nesuprantu. Jeigu jam žiūrėt virš kaklo, tai, blėt, mistika kažkokia, žinai, čia yra veiksmo Ta filmas. viena pusės ir iš Raudondvario, kur visi sakydavo, kad yra. Atvažiavo. Žinai, realiai grįžta net prie Marko, jeigu man pasakytų išsirinkti profesiją. Tai jūs tie 4 žmonės, kurie, blėt, žinai, lingiuoja. Ir Markas, gerai, šituo nahu padaro aš tikrai nebūsiu. Mes atrodom kaip labai specifinė pora. No. Tu atrodo, pas tavę, jeigu tu būtum teisininkas, va tokia klientūra, aš įsivaizduoju. Va tik tokie žmonės. Ir jie visi sėdėtų. Tu esi Jiem pizda būtų. velnio advokatas. Ačiū. O kame čia, kas Ar didžiuotas tokie žemi standartai tavo tėvų? Na, tai žiūrėk, mano tėvas žmogžudys. Ok. Tai dėl jo tai... Aš matau, kodėl. Jau visiškai paėbatė. Gerai, kol čia visi šokiruoti kartu su dalyviais ir pačiu Martinenko, jums Hebra teks nuspręsti, kuris atliko pirmą misiją geriausiai, taigi paleisim pirmą slaidą. Palauk, galima, kad paaiškintų jūs, kodėl čia mama didžiuotųsi. Nes mano mama yra va tas žmogus, kuris myli ir didžiuojasi, manim nesvarbu, ką aš daryčiau, kaip atrodyčiau ir kokių veiksmų imčiaus. Aš laimingas, Ir tipo, ir aš galvoju, aš galiu dėl to kasdieniais rūbais apsirengti, bet mes čia susirinkom, kad šou padaryta, ne? Man atrodo, Eliau, jeigu tu su viena akė, motina turėtų būti vapšė be akių, kad nematyt va šito viso šou. Negalėtų... Tarsime, aš pasisuku čia jo kiaušai, čia pasisuku jo kiaušai. Nėra jokių kiaušų. Kuom tai skiriasi nuo tavo eilinės dienos? Žinai, sugalvot kažkokią tai svajonę, dabar esi tarp 4 kiaušų. Naujas serialas, Vyta ir 4 kiaušai. Tai skamba geriau negu soliariumas. Sorry. Šiaip net negaliu pasakyti, kad neteisus esi, bet jo. Nu, žiūrėk, ten ir pačioje laidoje sėdi tarp 6 kiaušų. O kiek minutė laidos kainuoja 5 centų? Kaip soliariumi?
Taigi mes pajungiam slaidą, išsitraukit savo telefonus. Ne, bet ta laida kaip tik soliariumas kelia vėžį. Jo. Ir nuskanokit QR kodą ir prabalsuokit, kas geriausiai apsirengia pagal tematiką, kad mama didžiuotųsi tave pamačius televizijos ekrane. Taigi, ir stabdom slaido balsavimą ir pagal tematiką apsirenk taip, kad tavo mama didžiuotųsi pamačius tave televizijos ekrane. 5 taškus pagal mūsų komisiją gauna Markas Žukauskas. 4 taškus Žilvinas Kerbelis. Ei, nerodyk visko, tik tais. 3 taškus Elijus, 2 taškus Vita ir 1 tašką Lukas Ramonas. Bet tu kasdien atrodai. Galima Ramonui 0 taškų vietų 1. Ramonai, po to nuspręsim, čia jau komisija spręs, ar jam vis dėlto nunulinti, ar palikta vieną. Gerai, Arensai, kokia yra sekanti misija? Tai antroje misijoje dalyviai turėjo išsaugoti kultūrinį paveldą. Labas. Išlaikyk šitą kibiną kuo šiltesnį. Turi 10 minučių. Tavo laikas prasideda dabar. Nu, toliau. Na. Nu, toliau, Arensai, žinai, aš nenoriu čia biški maišytus vandenis, bet žinau, tu kažkokią praeitį ten su kibinais turėjai. Nieko aš ten neturėjau, gerai? Man atrodo, žinai, matėte, kiekvieną kartą, kai Arensas pamato kibiną, jis daro tą I need on my desk now. Ir tada pradeda ten kažką. Žinok, aš nieko neturėjau, bet geriau pažiūrim, ką turėjo bendro Vita ir Markas. Mes turim žiebtuvėlį ir degaus skysčio. 120 laipsnių indaplovė. O kiek laiko tai veikia? Nežinau. Šištaškys, kibina ten bus blogai po to. Vandenolio putos dega, vandenilio peroksidas, kas dega? Nereik pažastį laikyti, realiai, tada bus šilčiau. Man reikia vyro, kad atsuktų. Neatsuksiu. Neatsuksi? Ne. O kaip po to patikrinsi, kieno buvo šilčiausias kibinas? Su termometru. O, blėt. Dabar parodysiu, kaip senais laikais moterys įdegdavo ugnį. Čia šūdna, reikia varyti, nusipirkti žiebtuvėlį. Ar nuskaitote įgyvąją Lumo kortelę? Dėkojame, kad naudojatės. Jis šūdas, jis nedega. Eik tu nafu, ką daryt dabar? Čia nebuvo virdulio. Ne. Čia rizikuoju, jeigu eitų policija pro šalį, mane čia pasadintų, čia parę laiko į kalėjimą. Parašyta išsaugot kibiną, bet nerašė kokios konsistencijos. Tu neveikia, čia veikia. What the fuck? Čia maždaug taip ir prasidėjo gaisras Los Andželė šią žiemą, kur pusė miestas sudegė. Nors debilas jau galvoja kibiną pasišildyti. Čia biški plečiasi jau. Piktumo. Vėsus. Į krūmą jau eina toliau. Sušilk. Čia bus karščiausias kibinas Lietuvoje, šiuo metu, jūs suprantat? O, koks šiltas. Šitas kibinas bus karštesnis už Neras Stasiulytę. Čia šitas prieš tai tavo šiknoj buvo? Kiš, čia vat. Kiš normaliai, kad... Kiek laipsnių? 28,7. Sene, huienai, beveik dega. 40 laipsnių jau dega, ne? Tikriausiai. Fotografuok, jau šala. Foskink. Viskas. Kiek? 62. Neblogai. Gerai, šitą video aš supratau, Vita, nei tu įkurtų ugnį negali, nei suprast, kas yra normali temperatūra. Nes Markas, tai man atrodo, kiekvieną kartą, kai dabar matysi Vilniui kažkur ugnis, tai nesuprasti, blėt, ar kažkas dega, ar Markas kažkur maistas aušildas. Kur pas tave didžiausias stresas buvo. O Markas paprasčiausia, va čia perėjęs gatvę, pakrytas kaip gamtoje, sakau, nu aš blėt iškepsiu šitą kibiną. Vita, kodėl tu degaus kyšę piliai? Į mikserį? Jo. Ne, man atrodo, nu, jeigu jis degus, jis turėtų ir kaisti, jeigu maišai... Jo, sustok ir viskas, jo. Nežinau, man atrodo, bet žiūrėk, jeigu tu labai kažką judini, rankas trini, jo sušyla, tai tenai irgi... Blenderiai yra geleštės, ne rankos. Gerai, tai pagal tave, nors kartą tavo rankose užsidegė nors vienas bibys. Galim pabandyti. Ai, kaip tik vienas yra čia dabar. Ai.
laisvas, stovi čia toks, gal sėdi, nežinau. Gerai, tai ką, Ne, mes ne, dabar... ilsisi dabar, ilsisi, čilina. Čilina. Ant kiaušiukų kaip ant sėdmaišio atsigulęs dabar. Gerai, tai pažiūrėsim, kaip lygia 3 dalyviai susidaroja su šitą misiją. Aš jo nesikišiu į kūną, aš žinau, kad kiti žmonės kišis į kūną, aš to nedarysiu. Praėjo pusę minutės tik. Dar 10 minučių. Kur mes einam? Arensai, tau nereikia visko žinoti. Man atrodo, vaikų aš nebeturėsiu. Kodėl jūs neturit mikrobangės čia? Kavos gal kas nori? Kaip to univerį? Baigėjai? Baigiau. Gavau diplomą. Kiek vėl liko laiko? 6 minutės. Supratau. Norėčiau vieną šaltą latę ir vieną amerikano karštą. Taip pat ar galėtumėt mano kibiną pašildyti? Taip moteris įgimdymus klubų. 2 minutės 20. Ko nepadarysi dėl pergalės. Ko tu žiūri, kuro, ko tu nematysi. Ei, gal nori mano kibiną? Pa, gal dar pašildyti tu. Oi, ačiū Jums labai. Labai dėkui. Ir vėjas užputė ir sugadino mano darbą. Gyvenam... O, ne. Nusivalai klyną biškį kibiną liko. Kiek laipsnių? Tuoj dar šitą neišduosim. Turim surašę, kokią temperatūrą išdavė Kerbelio kiaušai ir panašiai, aišku. Keista, kad tu nusprendai, žinai, kaip Žilvinai pagal visas senas tradicijas. Jeigu slėpdavęs anksčiau tamsiuose rūsyse, kur drėgna, dabar nusprendai ir maistą valėti ten slėpti. Kažkur tarp kiaušų. Aš realiai pas tave daugiau nebeeisiu namus, nes aš dabar nepasitikiu, kai tu Ten sakai, aš tai grįšiu. saugiausia vieta, ten nieks nelendu. Jo, ten kai pasako, gali pašildyti man sriubą, dišilvo tiesiog. Bomšak. Nereikia. Ir Žilvo klausyt. paprasčiausiai sriubą nešasi į tualetą. Sako, tu grįšiu, palauk, porą minučių užtruks. Bet Ramonas matos, kad yra protingiausias kambarį. Proto gale, ką aš galiu pasakyti. Ir nejuokingiausias. Negali visko turėti. O gerai, o tu norėjai kažkaip dėmesį tos pardavėjas nukreipti, kai tu sakai, kad, pavyzdžiui, man latė ir amerikano? Ne, Arensas vidinai stovėjo, aš jam nupirkau kavos. Jo, mes kavytės atsigėrėm. Nebūtų Visai užsišykęs. faina buvo. Ai, tai čia jau kyšiai pareina. Jis Čia jau- priėmė, ei. Aš... Kas latė gerai iš jūsų? Arensas. Jo. Tu dabar išsigelbėjai nuo to, kad tu ne pederastas, nes aš iš lūpų Žilvino mačiau, kad norėjo pult. Jo. Gerai. Arensas labiau už mūsų pederas. Tai gerai, tai pažiūrim. Tai šalčiausias ir daugiausiai temperatūros net 50 laipsnių nukrito Vytos kibinas ir jinai gauna tik tais 1 tašką. Žilvino Įdomu, kodėl. Nes mažiausiai laipsnių buvo. Žilvino kibinas jo kiaušuose prarado 15 laipsnių ir gauna 2 taškus. Elijo kibinas prarado 11, gauna 3. Marko tik tais 3,5 laipsnio ir gauna 4 taškus. Ir Ramono net plus 12 laipsnių ir gauna 5 taškus. Kas būna, kai nebėjai su žmonėm bendrauti? Ačiū. Gauni. Galit neklausyti, ką jūs sakot. Žiūrėk, Žilvinai, kaip simboliška, ne? 2 taškai, 2 kiaušai, viskas pagal tavo žydišką skaičiavimą. Viskas išliko. Gerai, Arensai, kas toliau? Tai trečioje misijoje dalyviai turėjo pralenkti net patį Juseiną Boltą. Ei, sveiki visi, aš Tomašas, o čia mano kolega Arensas. Abu esame komisijos vedėjai. Norime Jums pranešti, kad mūsų sekantis gyvi pasirodymai yra Spalio 17, spalio 31, lapkričio 14, lapkričio 27, gruodžio 10. ir būtinai ateikite žiūrėti šios laidos gyvai, nes gyvai galite pamatyti viską, pasimėgauti pilnai šitą laidą ir pasijuokti kartu su mumis. Bilietai aprašyme. Lauksime visų, au revoir, Arensai, bučinė žiūrovo. Jau, Arensai. Labas. Parodyk savo bybį. Man atrodo, čia mydo kortelė. Pagerink bet kokį rekordą. Tam turi 10 minučių, tavo laikas prasideda dabar. Tai Tomašai, žiūrėk, iš visų dalyvių kaip galvoji, kokį tu rekordą galėtum pagerinti?
Arba kokį turi rekordą? Žinau. Tomas daugiausiai kartų Lietuvoje yra pasakęs žodį aš lenkas. Šitą. Jo. Žinai, galimai. Visi jau pirmąjį prizą, Hebra aš lenkas. Kebra, gal pamiršot? Aš lenkas. Gal čia susirinko. Daugiausiai plaukų netekęs. Plaukų tai senai netekęs, nežinau. Daugiausiai lietuviškų žodžių mokantis. Dėl rekordo tai gal per tiek metų neišmokau jūsų kalbos. Sudėtinga. Aš nežinau, aš, pavyzdžiui, kalbu pas mane, kai aš rašau, nėra nosinių. Čia jau jūsų išmislas. Man ir be nosinių gerai gyvenas. Tai čia nėra rekordas. Čia nėra rekordas. labai nėra rekordas. Aš sekiau Dalbajobo rekordą, man labai tenkina. Tiesiog žemas IQ čia nėra. Tiesiog nemoki rašyti, jo. Man Čia nėra rekordas. Man pakanka tai, kad aš jūs matau. O tai, kad mes kartais nesusikalbam, aš Tu tik jau gal... daugiau gali negu... Šiek tiek jau to. Pusiaunis matau. Įsivaizduoju, Martinenko, jeigu būtum Lenkas, būtum apšiai žemiau plintusi čia. Tai... Jo, iš tikrųjų, aš taip džiaugiuosi, kad aš netu Tomas. Tai Lenkai yra žemiau vieną akių. Kaip su Lenkais? Suka, gal tu pasakai? Blėsikau, ta raudona spalva tai biški pyktį kelia tau. Aha, tu kaip bulius. Panašiai yra IQ. Blėsi, toks bulius pilotas. Žinai, jeigu turėsim vieną tokį didelį droną Lietuvos, tai tave sodinsim, kad pulti Rusiją. Pilotuosiu. Galėsi su ta akim kažkur arba pasirinkti, arba Sankt Peterburgą, arba Maskvą. Čia jau pogu, ką išvengsi ten ir kris. Elijas tik vieną raketą galėtų numušti. Tavo markai. Spicy. Tai gerai, tai pažiūrėkim, kaip sekėsi gerinti rekordus Vitai ir Lukui. Galiu, pavyzdžiui, daugiausiai vyrų spenelių paliesų pėdą. Aš manau, rekordas, kurį mes galim pagerinti, yra nuobodžiausio pokalbio su barmenu rekordas. Jau pagerinau rekordą, aš vienintelė su pėdom lėčiau variantas spenelius. Kaip baras jums dirbat? Jau niekada dar taip nebuvau susijaudinęs. Aš bandžiau prisiminti kitas vasaras, jos nebuvo tokios lėtingos. Va, aš galiu pati savo. Tačiau žmonių daugiausiai palietus. Nu, aš irgi prie vyrų gal skaitausi, nežinau. Kai turit nuobodų pokalbį, netrodo, kad laikas išsitęsia iki begalybės. Bet nepasi... Kur tu taip gali padaryti? Tau tiesiog reikia pasakyti, kad čia pats ilgiausias, nuobodžiausias pokalbis su barmenu, kokį esi turėjęs. Tai yra man ilgiausias. Tau yra ilgiausias, nuobodžiausias. Ačiū. Ilgiausias pokalbis su klientu. Ačiū. 3 žmonės per minutę, 15 paliesti 6 speneliai. Gerai, ačiū tau. Subjektyviai pokalbis truko maždaug 3 valandas, mano skaičiavimu. Čia jau neįdomu buvo. Aš žinokit, pamačiau ir supratau, kad po Vitos šito performanso aš naują paiešką Pornhub'e girtas darysiu. Dabar tiesiog... Aš tai žiūrėjęs, paprašiau. Bare feet woman touching men nipples. Lemba. Amateur. Amateur. Mes galim dar šitą užskaityti, kadangi pas tave viena didžiausių pėdų išmerų, tai pavyzdžiui, kad touch my nipples with slidės. Čia... Tu vienintelė, kuri, žinai, varydame į kalnus slidinėt, gali neimti slidės. Aš realiai galiu uždėti ant tavo kūno savo pėdą ir vienu metu dėsti ir tavo bibį ir tavo spenelį. Aš mačiau, kai tu Dovydo lėtei spenelį, tai palėtė ir spenelį, ir biški bambos. Vat per tiek tavo dydžio yra tada. Jo, aš tai veidą žiūrėjau Dovydo, jam labai nepatiko. Tai tu buvai visą šitą laiką? Ne. Okei, aš galvoju, tu ten dar stebėjai. Dovydas čia atvarė tiesiog rašyti bairį, jam reikėjo tiesiog Vitos pėdą prie spenelio dėti varšų. O kaip tu, kodėl tu nusprendė pakalbinti Arnesą kaip barmeną, kad čia yra geras rekordas? Nes atrodo, kad jiems nieks su juo nekalba. Žiūrėkit jį. Su tavim kalbėt, neįdomu su tavim kalbėt. Ačiū. Bet pokalbis tiek buvo jaučiu įdomesnis negu Ramono postai. Daug įdomesnis. Kas nors esat skaitę Ramono postus, paplokit. Aš esu skaitęs 4 sakinius daugiausiai. Nuo pradžios iki galo. Jo, paplokit, kas esat per Nei skaitę. vienas rimtai. Pasislėpęs vienas plojimas. Gėda žmonėm prisipažinti. Šūdo krūvai ir Ramono. Visi pokalbiai su Ramonu yra trumpesni negu jo tekstai. Mes galim chatinti greičiau negu skaityti jo tekstus. O kartais kalbėti su juo yra kaip žiūrėti, kaip dažai džiūsta. Pažiūrėk, kaip tu džiūsti. Na, tau be nereikia abiem akim žiūrėti. Viena iškrenta. Aš tik dar pamačiau, kad Dovio pana čia sėdi, Justina, sorry, kad tavo bičio spenelius su pėdom lėčiau, viskas gerai.
Gerai. Jo, visiškai jokios grėsmės nejaučiai iš tavęs. Absoliučiai nulis grėsmės. Vita, tu gali dovinų čiult, aš ramiai mėgoti. daryk, ką nori, žinok, Aš tada. ramiausia būsiu moteris. Vita vienintelė Jis su tik labiau wildcard. mane pispato nori. Ne, aš jaučiu, kaip tik Dovis pamatė tą pėdą ir 3 dienas nestovėjo. Toksai. Jaučiu, Dovis iki šiol plauna tą vietą. Su ūkiniu muilu tiesiog Arba dušė. Dovis aplamai neplauna tos vietos. Tai irgi gali būti taip. Aš jaučiu, jam tikrai, žinai, kur 3 dienas nestovėjo, po to traukė močiutė, senelis, pelytė, katiniukas, tik kad ištrauktų. Man tai patiko, kad Vitai užtruko pusę sekundės sugalvot, aš liesiu bičių su pėdom. Čia bus mano rekordas. Man atrodo, nepriklausomai kokia buvo misija, jau buvo Vita pasiruošęs. Aš Jo, kažkam ji turėjo paliesiu tiesiog šitą. Aš atsikėliau ryte ir supratau, aš šiandien noriu dėti su pėdoms penelius. Ir Tomas toks, išvažiuosiu iš namų biškiai anksčiau, negu reikia. Ir čia jau paliko chatą. Tai ką, pažiūrim, kaip sekėsi kitiem? Jo, pažiūrėjom, kaip sekėsi Žilvinui ir Markui. Daugiausiai antausių suskėlis Rolando Mackevičiaus nuotraukai žmogus. Šiuo metu rekordas yra 7-6. Vieta, ateik, varyk tavo pagalbos. Ir aš dar rėksiu, kas kartu Rolandai. Rolandai. Aš noriu būti daugiausiai kartų nahu pasistas žmogus Lietuvoje. Rolandai, Rolandai, Rolandai. Eik nahui, Mark, eik nahui. Eik pati tu nahu, gerai? Eik tu nahu, gerai? Rolandai, Rolandai, Rolandai. Eik nahui. Gal man eik nahu iš tikrųjų? Rolandai, Rolandai, Rolandai. Eik nahui. Pažiūrėk man į Nothing beats a jet to you holiday. Rolandai, Rolandai, Rolandai. Ką jūs gyvenime pasiekė? 78 kartai per minutę 13. Va, toks buvo. O 7-6 kartai per minutę 13 prieš tai rekordas. Ačiū tau. Eik nahui. Eik nahu vietą. Ačiū tau labai. Ačiū. Ačiū tau. Eik nahu. Aš einu nahui. Eik nahu. Eik ir tu nahu. Jo, tu eik nahu. Dabar prisimenu, kad man skaičiuoti reikės eik nahu. Ir man ant rimto reikėjo skaičiuoti eik tu nahu, gerai? Kiek kartų barinsi? Tu buvai pasiūstas 256 kartus nahui. Beveik kaip celofanas, neblogai. Jo. Priminė vaikystę. Šiaip keista buvo psichologinė būsena, nes pasakai kibairį, tai pasiūs mane nahu, ne? Bet kai tu sėdi ir tave realiai jau 100 kartų pasiūtė nahu, mėta jau Pradeda, kad bibi stojasi. Ne, pradeda nervas. Pradeda nervas imti iš tikrųjų, tada, pradedi pykti ant vietos, tada vėl supranti, kad čia challenge'as, tada vėl pyksti, karočią. Po to jie išsiaiškinsi į lauką. Ką Vita buvo? Ne, viskas, aš esu čia suspaudęs, gerai. Bet Amantija yra labai, aš nežinau, bet žiūrėkit, tarp mūsų čia. Bet tau reiks grąžinti Amantį. Jo, aš ją nusimausiu, dėsiu dėžį ir jūs gal gali Kauną. Neskalbs. Kaip? Neskalbs. O kas čia prie odos prisilieti? Ai, tai mes vertinam. Blėt, ar mano kiaušas ar petys? Mano kiaušas švaresnis už mano rankas, blėt. Nukeist. Aš Nes įsivaizduoju. pagalvoju, su rankom, pažiūrėjau, iš viską liečiu. Net aš paliečiu mantiją, tai jau purvinėse, mano kiaušas, tai jis laik saugiai triusikose sėdi švariai. Tipo. Tai mano kiaušai švaresni yra už tavo kaktą. Logiškai, atsiprašau. Taip. Man keista, kaip tu viską vertini, kaip per odos prisilietimą. Kur aš matau tavo, įsivaizduoju tavo ir Davilės sekstokinimą, kur toksai jausis, kaip prisilies prie odos. Ir aš tik išsitraukiu kiaušus, taip ant peties padedu, nes švariausia vieta mano kūno Aš yra. jaučiu, Markas ant berniuko padėtų kiaušus, toks, taigi čia tik oda. Nesureikšminkim, lemą, čia tiesiog oda padėjau. Kodėl tariamąją nuosaką jis tikrai yra taip daręs? Bet realiai Markas teisus, čia, teoriškai švariausia vieta. Tu vieną kartą, Ne, jie šunta, jūsų tie kiaušai nebe... Ne, šunta, aš, pavyzdžiui, aš kai noriu švaraus, tikrai vandens atsigeru, bet siemu sklinę vandens, o kiaušus įmerkiu ir tada būna švariausias. Ir užkaista kaip tą įdėtį. Markas prieš išeidamas iš namų į stiklinę, kaip į džakuzį įmerkia kiaušus. Minutę ten pabalodoja viskas. Kaip to žiedus valo, kur ta infra... Jo, tai va taip ir daro, tai ir kas. Gerai sako, kad delnai yra, prasčiausia vieta. Aš namuose tą esu pasiėmęs, kur būna viešbučiuose, batam valyti aparatas, pasidėjęs savo kiaušus, nušvyčiu tai visą laiką su to aparatu ir einu į miestą. Ką, tai skaičiuosim, kas šį Ne, kartą? taigi palikom raudoną berniuką, tai pažiūrėkime, ar Elijus gerino savo komų rekordą, ar ne? Mano rekordas bus trumpiausias podcastas. Sveiki visi, čia yra Popietė su Elijum Martinenko, šiandien mano svečias yra Arensas Miloševskis. Sveiki. Tai ačiū Jums uždėmesį ir visą gerą. Ačiū tau.
Aš tiesiog įvertinau, kiek Arensas įdomus pašnekovas. Šiaip nežinau dėl ko. Tu su Ramonu nekalbėjai. Kažkaip mažokai išvalgų, vėliau per Ne, šitą tai podcastą. tai viskas pagal Arensą. Aš tik, žinai, užduodu įdomius klausimus įdomiems žmonėms. Įsivaizduoju, jeigu skirtingai sėdėtumėt, tai net nesuprastum, ar svečias atėjo į podcastą. Blet, aš atsisuku į pastovį eilę, man atrodo, tiesiog, kad boružėlis sėdė. Ir žinok, aš vis tiek negalvoju, kad čia buvo prasčiausias podcastas Lietuvoje. Tai jau keiti, nes iš tikrųjų trumpiausias podcastas yra 1 sekundės, pas tave buvo 9 sekundės. Pliama. Tai čia beveik chuinia? tiek laiko, kiek man baigtų užtrunka. Ką, su komiko karjera ar seksą? Kam? Komiko karjera ar seksą? Kiaušus plaut. Tai ką, jungiam slaido ir balsuojam, kas pagal jumis geriausiai pagerino kažkokį rekordą. Ei, Arensai, pas tavai irgi tuščia misijos kortelė? Ne. O žinai, kodėl pas tave netuščia? Kodėl? Dėl to, nes laukiam mūsų gerbiamų partnerių ir tai galėtų būti jūsų misija, galėtų tai būti jūsų integracija pas mus laidoje. Taigi, gerbiami partneriai, susiekit su mumis, duokit mums atlikti kažkurias misijas ir būkit mūsų projekto dalimi. Labai jūsų lauksime, kontaktus paliekame aprašyme ir tikiuosi galėsime ilgai ir gerai bendradarbiauti. Laukiam jūsų. Jei nepasėdėt per pertrauką, atimė iš jų kėdės. Jo, žiūrėkit, va, prie ko jūs privedėt, dabar mes turim stovėti. Gerai, kad Nes- Arensai, va, kiek ten, 20 kiek jam, 16, gal 16. Ne tik jūs dviese stovit. Va. Tai ką, Arensai, skaičiavimai visi praėjo, viską paskaičiavo. Jo, ir 5 vietas, ir 1 tašką, ir su savo rekordu gauna. Jo, taip, Lukas Ramonas. Tikrai nuobodu! Ir 4 vietą. Ir 2 taškus gauna Markas Žukauskas. Su savo vis eiktų tiek naftui. Paploja Markui, Šiaip paploja. gyvai buvo daug jokingiau, Hujovai sumontavo. O pala, ką tu ten dariau, pamiršau? Mane nahui siuntė kuo daugiau kartų O, pasaulyje. wow, kaip įdomu. Aš tau pinigų už Per tai mažai sumokėčiau. siuntė, būtų 3 vieta, bet kas 3 vietoj? Ir pagal žmonių balsavimus jisai nieko blogo nepadarė ir tai gauna Elijus 3 taškus. Ei, Dar palaikom žmonės su viena akim. Elijau, Su negalia. buvo labai gerai, gerai. Kas sekantis? Ir sekantis antroje vietoje ir 4 taškus gauna Vita Žiba. O pagaliau moteris kažką gavo. Žilvinas Kerbelis su savo. Matėt, kada tokia pėdė? Plaivai Žilvinai, favoritas. Žilvinai, gal ką nors nori pasakyti Rolui? Rolai. Jo. Rolai žiūrės, tai nepik. Į kurią kamerą žiūrėt? Jei žiūrės, nepik, ateik į mano podcastą, kur tarėmės, tai prasuk tą vietą, kur ten net ne tavo nuotraukų buvo, nenuolat. Bet aš nieko blogo nelink tau. O kodėl tu išsirinkai Mackevičių? Elijau, o tu, pavyzdžiui, žinai, kas yra Rolandas Mackevičius? Aš buvau nepatogiuose klausimuose. O patogiausi buvai. Ir kokie ten buvo klausimai, kodėl turi vieną akį? Šiaip buvo labai patogus klausimai. Aš manau, buvo Rolui nepatogu žiūrėti tau jėgį. Jo, į akis buvo. Čia buvo nepatogiausias Akių dalykas. kontaktą, jo. 2 žmonės yra, kur nepatogu žiūrėti jėgis, tai Raibys ir tu. Tikrai. Nes tada mes žaidėm net tą žaidimą iš fantazijos, LT nepatogus klausimai ir visi jie plius minus buvo patogus. Kokia tavo fantazija? Turėjo 2 akis? Ne, aš norėčiau, kad man paleistų per mane per visą Pasigamint kūną fejerverkų? dutvam. Ką? Elektros. Pasigaminti fejerverkų tavo fantaziją. Nes jau buvo šitą įgyvendinau. Nebesakys nieko. Nice. Tai ką, esam pasiruošę Tu čia antrai vedėjas daliai dabar, kas čia į yra? to misijom? Jo, ir 4 misija mes tiesiog iš vis pasileidom plaukus. Padaryk kažką, ko būtum visiškai nesitikėjęs padaryti šiandien. Tam turi 10 minučių. Tavo laikas prasideda dabar. Ko nesitikėjom padaryti? Ko nesitikėjot padaryti šiandieną? Šiaip tokia plati užduotis, tikrai daug galima sugauti, buvo Aš prigalvoti. spėjau, kad žmonės darys Arensą tiesiog. Kaip visada. Ne, Arensai jau per tiek misijų yra padaryti. Gerai, Padarė, pavyzdžiui, o ką jūs būtumėte darę kitaip? Aš būčiau Luką Ramoną tekstą paskaitis. Bet neužtektų laiko, tai 10 minučių. Tai. O ne, žmogus rašo, kai žiauro, ne? Nugi neapyk, Ramonu. Ne, Ramon, jau išlindo čia toks, kur priimtos bairius. Ne. Prikolinam. Žmonės nebeskaito šiais laikais. Aš bandau atvesti šviesą. Mes realiai visi susėdom, pasiruošėm, o Ramonas turi atrodo, tiesiog atėjo į 100-dienį. Ir nežinai, ar pravesti. Tai ką, pažiūrim, kaip sekėsi dalyviam. Tai pažiūrėjom, kaip sekėsi Lukui ir Elijui.
Galiu gal pasiskolinti gesintuvą? Ką nori padaryti? Užgesinti liepsną? Nesitikėjau pabučiuoti Arenso šiaip. Į lūpas. Man rodos, Arensas nėra į tai nusiteikęs. Gal žiebtuvėlį gal turi? Nelabai. Nerūkau. Nerūkai. Gal galim Maiką jungti? Nes man rodos, aš šiandien nufilmuosiu specialą savo stand-upą. Bet tau įprasta, man atrodo, padėk kažką. Gal tai ne pirmas kartas? Arensai, gal gali mane pakviesti ant scenos? Ir dabar, dėl ko visi susirinkot, vienas vienintelis, nepakartojamas. Lukas Ramonas! Baikit. Neplokit, mes neužteks mums laiko. Nu, vat. Dabar, kai aš susipykstu savo draugę, ką aš darau? Aš pritariu, ką jin sako, nukreipiu jos dėmesį ir išpisu iš namų. Išklausyt, nukreipt, išpist. Nu gerai, jis smilksta, tai teoriškai čia galėtų beveik būti kaip gaisro pradžia. Bet nedegaiasi. Aš noriu jūsų paklausti vieną dalyką. Kaip mes žiūrėtumėm į mūsų partizanų herojų, jeigu jo būtų slapyvardis partizanas negras? Kaip mes užsieniečių šitą paaiškintumėm? Ir taip manėme, žiūrėk, čia yra istorinis kontekstas, jis tokia, jo, bet kodėl jis negrų vadinasi? Jis buvo didvyris. Gerai, ponios ir ponai, labai ačiū, kad čia susirinkot. Man kiekvieną kartą yra malonumas jūs matyti. O gerai, bet žiūrėk, nebedega, viskas gerai. Nebedega? Viskas? Viskas. Šiandien nesitikėjau užgesinti tualetinio rulono. Ačiū tau. Pabuojam. Arensai, man tai keista, kad tu vienintelis žvengi iš Ramono bairių. Ei, Kas suveikė? Tas žodis gal? Ten Kažkaip buvo- įtakojo tavo visą nuotaiką? Jo, mane tas žodis labai įtakoja, žinau. Ramonai, pakartosi tą žodį? Negras. Man tiesiog pasidarė liūdna, kad Ramono publikai buvo daugiau žmonių, negu po tada, kai aš su Viktoru išsiskyriau ir savo solo dariau. Tiesiog realiai daugiau publikai žmonių buvo. Tai Ramonas žinojo, jis turėjo tą cheat kodą, žinai, tą žodį panaudoti. Ta žodis viskas... O tu kodėl tu nesakai? Pasakyk. Ne, nu baigt. O kodėl? Baigt. Aš kas mėgstu... yra? Aš sėdžiu, tu Lenkas, ten praktiškai broliai. Jo. Jo, mes ten pradėjome. Ar galim priversti Tomašą sakyti žodį negras? Paplokit, jeigu norit, kad jis tą pasakytų. Ar jūs norit, kad man būtų daugiau bėdų, nes man ir taip mažai tų bėdų? Ne, Tomašas turi dar ką prarasti. Ne, palaukit. Žiūrėkit, bus tas laikas, kai aš tikrai papasakosiu, eisiu link to, bet Ramonai. Kuo tu labiau vengi šito žodžio, to atrodo kažkas yra. Kažkokia paslaptis yra. Neįsivaizduojat, kiek aš sušutęs dabar. Mano dvi šitos bulkos šiknaskylė, va taip, čia šoka nuo prakų. Žiūrėk, gerai, bet Tomašai, žiūrėk, o kodėl tu nesakai, ko tu rizikuoji? Karjerą, ko tu rizikuoji? Realiai, žinai... Jeigu pasakysi žodį negras, niekas to gyvenime nepasikeis, žinai. Ar tu iš tikro rasistas esi? Žinokit, egrai, tai man kartais nuotaika Kaip šitą gadina. nuklajumins. Beje, jūs matėt, vienas egras vairuoja viešą transportą. Kas Gerai, čia fun fact. Jis man ros pavogė tą viešą transportą. Vakar mačiau oro uostę, nežinau, negeriausia vieta, kad Aš matau, kaip influenceriai nepastenkinę šito paslaidą. Nieko tokio čia, jeigu... Ai, bet tie Pietų karas Lašaras mums dirba, pohui. Tegul nepasitenkina. Elio, tu aš čia visų bandai atsiprašau. uždust, ar kas vyksta su tavimi, Eliau? Jo, Fuck. Gerai, ar aš matau tą patį, ką jūs matot? aš tiesiog daisinuosi iš lėto. Jis pusiau mato, ką tu matai. Įsivaizduojat, kažkur naktį pas jūs bando pavogti ar piniginę, ar tai tašį, ar šitas bičas atbėga. Pas jūs tipo, gal pagalbos, gal nahu eik, blėt. Elius yra kaip tas, žinai, kur būna tėvų balius ir vienas vaikas dėmesio negauna ir sėdi prie stalo ir tiesiog... Vėlė ką bando daryti, kad tik atsisuktų visi jį. Tai tu pagalvojai, aš per daug matau. Jo. Mano regėjimo laukas per didelis. Aš pagalvojau, aš per daug matomas ir tiesiog pavirtau koinę. Aš negirdžiu, kas sakai. O kodėl tu Elio, o nusprendai tai, likinį deginti? Kodėl tu likinį deginai? Ai, o kodėl tu, blėt, šildai kibiną blenderį? Gerai, tada esu. Bet šiaip, Eli, o tu, pavyzdžiui, vat įdomu, nes aš pirmą kartą turbūt tave matau ir gal galimai tai pirmas kartas, kai tu naudoji gesintuvą. Ar tai buvo tiesa, ar ne? Jo, pirmą kartą gyvenime. O kai, pavyzdžiui, degė chatą, negalvojai pasinaudoti irgi gesintuvo arba vandeniu iš krano? Ne, aš neturėjau hatoj gesintuvą. Chata degė dešiniai pusė ir jis nematė tiesiog, kad degė. Ką, pažiūrėjom, kaip sekėsi kitiem dalyviam. Tai pažiūrėjom, kaip sekėsi Žilvinui Kerbeliui. Kažką negalvojau šiandien, kad su paspirtuku avariją padarys.
Atsargiai. Čia avarija buvo. Viskas įvykdė. Ačiū. Užpustė paspirtukai. Gerai sakė Lastauskas. Kekšė gal noriu važinę. Lemba Gerai kažkas. paplojam geriausiam paspirtukininkui. Aš dabar įsivaizduoju tą savivaldybės darbuotoją, kur prižiūri miesto želdinius, atsės vakarą, pasidarys arbatos, jungs šitą laidą, galvos, pažiūrės, galvos, eik tu, nahui. 3 dienas tos krūmus karpiau, ble, žilių visai Mes įkrito. galvom, ten meteoritas nukrito pasidarė. Storas žydas, blemba, Nežinau, krūmus ar dar sutapimas, bet surado tą pačią vietą, kur tu kibinus kepiai. Man atrodo, jis pagal kvapą pirmin atgal va taip lakstė. Šokiai išdegė krūmai buvo. Ne, tai išdegė, neskybino ten degino. Gerai, bet buvo, pavyzdžiui, gal nenorėjai pasirinkti gal soliuką arba to vieną Šiaip buvo žiūrovą, tekstilės kuris tave konteineris, žiūrėjo. galėjai voštis į jį, kodėl krūmus, tokius gražius krūmus. Gaila tekstilės. Žiūrėjau, pasai toks apsauginis sluoksnis yra, tu galėtum trenktis į sieną. Nu, ne... Tekstilės apsauginis stovėjo šalia. Krūmo apsauginė nebuvo. Nu, okei, fairina. Tai tau logiškai skamba, tai paaiškinu. Neskamba, bet priimsiu. Man ar patinka, kaip tas vienintelis tau žiūrovas net nepasakė, ar tau padėt, ar viskas gerai. Paprasčiausiai, tu padarai vieną vakar, vieną žmogaus šou toks buvo, va ta akimirka. Labai daug kainavo. 7 centų iš paspirtukų kažkur sumatė. O čia pervesit šiaip šaibų? Tau tai ne. Žinai, pažiūrėk tu į savo kostiumą. Antanai. Atrodo. Sakė, sumokės. Mes šitą jau kažkaip išsiaiškins, bet... Ne, nes seniai Antanui ir kiekvieną vakarą namo parneš šiam Austrių Monikai Liu, kad pavalgytų. Dabar jis tikrai neturi šaibų mum mokėti. Taigi gerai, pažiūrėkim, kaip sekėsi Vitai. Ko aš nebūčiau tikėjusi šiandien. Susituokti. Būsima vyras. Taip. Gerai, eisim į Zaksą. Fuck you, Tomai. Laukiai, blėt, 1,5 metų. Aš galbūt kažką dar pasipiršiu. Bibi, blėt, aš tai nelauksiu. Renks. Nu, čia reikia įlysti, bet tu jaučiu neįlysi. Va, per šikną neįlysi kartą. Didelė šikna mano? Žiauriai tavo didelė šikna, seniai. Gerai, užsidėk kur papai. Atrodai nuostabiai. Galima mes nuotrauką. Filpuką pamečiu. Ačiū. Vita, pavyzdžiui, jeigu Tomas stabdytų, ne visą laiką, ar imtum Arensą iš žmonos? O jo, Arensas, jisai labai karjeros žmogus ir aš norėčiau žmonos karjeristės, bet jis atrodo biškai lesbietė, tai aš... Bet pažiūrėk, atrodo... Biški! Aš pirmą kartą pamačiau Arensą seksualų. Jis yra lesbietis late geria. Jis yra realiai lesbietė. Bet kai mes mėgame, kad Arensas nėra balso pakėlęs, yra žiauriai minkštas. Aš visą laiką čia stoviu ir jaučiu lesbietės kvapą. Bet Arensas turi tą aromatą. O koks, Tomašai, koks yra lesbietės kvapas? Bliam, Nu, žinai, Biedronkos gundantis. kvapas. Aš galvoju, kaip savo leškas įterp tarp jo, žinai, ir biškai pasižirkliuot, kad pažiūrėt, kaip tas vyksta dalykas. Man kuo toliau nemaloniau šitoj laidoj darosi, žinok. Arensai dar ne pabaiga. Tai žiūrėsim. Man tikrai yra įdomu, tipo, nes šią laidą kokia 3. Arensas jau buvo realiai išdulkintas, aprengtas suknelė. Ta prasme, man įdomu, kas bus 7-8 laidą. Aš nežinau. Man tai įdomu, kiek... Arensai, aš tu pradėk svarsyti, ar tu nori šitą laidą likti. Aš Man manau, kad įdomu, gali būti kiek Arensui moka už visą šitą. Pas Arensą jau pase parašyta she, they, them, he, she, it, etc. Arensai, kiek moka už turbos lėkštę dirba? Jo, už Kievą vieną į dieną. Progresyviausias Už tą kibiną mikserį. Gavo už gerą. Bet negaila buvo tos vestuvinės suknelės tau, Vita? Ne, aš žinau, kad ten godos suknelė, tai man buvo. Tai... Jinai plus nesiruošė ženytis, man atrodo. O aš taip noriu Dėl to paklausti, modos Arensai, mes ir nebekviesim. Arensai, kaip tu jautėsi su vestuvinė suknelė? Šiaip patogu buvo. Patogu? Jo. Dar Kedeno Vita vėjelis. papus paminkė, tai iš vis gerai. Bet labai padėjo. Aš norėčiau tos nuotraukos, kur aš tave laikau dėl neišsisaugot, nes... Gerai, turiu kompiuterį. Dronas. Nesakysiu kam.
Galiu tau išnuomat šiam vakarui. Arensą? Jo, toks kvapas čia lesbianskas, kad aš tau pasakysiu. Kiek Arenso valanda kainuoja? Aš net iš čia jo kiaušidės užuodžiu. Jis man visą laiką dar užmetė. Šiaip Arensas, manau, būtų gera gimdybė, pas jį klubai platus yra, aš manau, kad jis daug išgimdytų vaikų. Labai sveikus vaikus Jo, jis, manau, šaudytų kiekvieną metus. Jis vaisingesnis už mane šiaip. Jo. Tai už tave vaikus spjaudytų iš savęs paprasčiausiai, kaip Tarsi, tikrai daugiau estrogeno turi. Jis iki kečupas, kai baigęs, maždaug taip ir spjaudytų. Tai pažiūrėkit, čia sakau, jis vieną dieną vyras, kitą moteris, kitą lesbietė. Jo. Toks jau to šou biznis. Ką nepadarysi už dvacok? Čia tau atrodo, kad čia šou biznis. Na ką, o dabar pažiūrim, kaip sekėsi Markui, kuris liko dabar paskutinis. Sakiau, kad pirmą šiltą vasaros dieną. Prie jūros nenuvariau, taip pat neryštis maudus. Tikrai neplanavau gaudytis nerį. Na jo. Aš į ką neišgelbėsiu, plauk nemoku. Nepavyko, ne? Tai atneš man šalto liuko iš baro, gerai? Gerai. Klipa tatu. Tai biškai grūzas, nes užsidėjau labiausiai random savo triusikus, kokius turiu namuose šį kartą. Kas čia per firma? Kas čia per raštas? Čia seno dėdo raštas. Tokius triusikus, kai perkė, jau prišikti būna. Surinkau daugiau dalykų, prašau. O, tu šiandien man rankštas tai atnešė. Rankštas, prašau. Dėkui, Arensai, pašok man dabar. O, čia tai dienelė. Liuka, dar reikia šitą atidarytume. Tau misija buvo, atidaryta lausmą. Palauk. Viskas? Jaučiu, ką žybį išlaušiu. Ačiū. Ačiū tau. Tai štai kur tavo triusikai. Jop. O kodėl Markai tu nusprendė, va, į upę nebuvo, kad kažkur, pavyzdžiui, va, tą padaryti ar tą, ar tu iš karto žinojai savo Seniai, misiją? čia buvo pirma šilta vasaros diena ir buvo Liepos galas, blėt. Dabar aš buvau nesimaudęs jokiam vandens telkinyno prie tos vasaros, aš tiesiog šoviau iš karto. Nes aš kai atvariau į klubą, aš mačiau tą upę, galvoju, šelį norėčiau užsimaudyti, tai tiesiog nieko nelaukiu. Aš galvoju, kodėl nuo Marko toks vėžio Kaip kvapas tas sklinda. vietas prieš keletą mėnesių. Opa, pirmin, atgal. Išsimaudžiau, nery 4 venerinės lygas pasigavau. Jo, Tiesiog. jaučiu neries lygas nuo tavęs. Bet tikrai... Ir aš galvoju, tas gonorėjos kvapas toks. Ne, čia nuo tavęs. Tos venerinės lygos grinai nuo O upės. tu, pavyzdžiui, negalvoji taip pat prieš tai, kai paprengti Arensą, pavyzdžiui, gal tau Ne, užsimaudė? matai, aš kai atėjau, kadangi filmavau iš po Marko, aš ateinu ir kabo trusikai ir sakau, kas čia, sako, čia Marko, sakau, kodėl, neklaus. Man tai patiko, kaip greit Arensas pradėjo šokti po to, kai jam liepė. Nei akimirkos nepraėjęs, taip jau paruošęs. Jau pas Arensą realiai savigarbos tiesiog yra mažiau negu pas vietą vaisingumo, nėra tiesiog absoliučiai. Nu, Ar tu gali, Romonai, priekaištauti žmogų, kuris dabar guli po upės, va taip su trūsais, išsidėsęs su alum? Tada gali. Aš pavydžiu, Arensas man taip niekada nešoktų. Neprašy? o tu sudomink Arensą? Bet taip tu Arensai galėtum išsimaudai biškį dabar pašokti ir likusiam dalyviam ir publikai? Arensai turi Tinderį? O tokie mano šokio judesiukai yra. Okay. Blema, keisti, tu toks biškai, kai atrodo, bet išeik va čia, arčiau, nes tu biškai va čia su tais kroksais. Paplokit Arensai, kad pašoktų. Go Arens, go Arens, go Arens, go Arens, go Arens. Twerk that shit. Ne? Kas čia, ar Džavanis prie pulto? Na kągi, tai dabar mūsų miela komisija, jamam savo telefonus ir balsuojam, kas padarė netikėčiausią dalyką. Žiūrėkit, gal galit už mane iš gailėšio balsuoti? Tiesiog, jeigu jūs galėtumėt iš gailėšio, jie net nežiūri mane. Ne, iš gailėšio Ramono postą paskaitykit ir palaikykit. Duokit man ką nors iš gailėšio, kebra. Tai 5 vietą ir 1 tašką gauna Elijus Martinenko. Lietuva! Kiek akių, tiek Pirmą taškų. kartą, kai kažkas pasirodė prasčiau negu Ramonas. Tu išmok žaisti komisiją, Asilė. Tu vis tiek labiau kaip pidaras atrodai dabar sėdėdamas prie manęs. Tu, blėt, vienakė baružėlė. Tu nors kiek pasisteng, čia šou mes darom. Ta baružėlė ne su vienu taškeliu, su viena akim, blėt. Nepasiduok, tas kostiumas kažkoks turi gal super galės, gal tu gali prieš Jo, juos... super būt nesvarbu. Prisišikti kelnis ir Jo, super. anticharizmo supergali. Aš galiu per 3 sekundės tavo prostatą pasiekti. Ei,
Ramonai, gal kažkaip atkirsti, gal savo varžovui? Ai, aš nekalbu su padugnėm. Kur tik vieną tašką gauna apgailėtina. Apgailėtina. Palauk kito turo. Dieve, Paduok Elijų teismą ir sunaikingi ten. Prasme, wow. Dieve, seniai, aš tiek teismų. Kaip tave kažkur kviečia? Lukai, gal jūs galite jam duoti Žinai, kokias kur jį paskaitas, kviečia? kaip pasiekti aukštumas, nuo to dugno atsispirt? Ne, tiesiog reikia pasitikėti savim ir galbūt šiek tiek gailėšio pažaisti žaidimą. Galbūt neturėtų orumo reikia, hebra. Gal čia jums stabdo? Orumas pervertintas yra šiaip, ne? Ja, šiaip aš toliau prašysiu jūsų gailėšio, jeigu ką. Ir šnekant apie aukštumas, 4 vietoje ir 2 taškai Lukas Ramonas. Sveikinimai Lukui! Kokie jausmai, Lukai? Tiek taškų, ne? Kaip jautiesi ten biškiai atsispyręs nuo to dugno? Čia yra kokia viena vieta aukščiau negu tikėjausi. Man patinka, čia kaip Lietuva prieš Maltą. Žaidžia, tapuojate, pohu, visiems niekas nežiūri, bet jūs žaidžiate. Jie neturi žaidėjo, jie tiesiog... Čia, žinai, Lukai, čia tas laikas, kai gali prasisekti papildomą sagą dabar. Okay, Žinai, ta vieta, kur pablogit Lukui, biškiai pakyla į viršų. Jeigu jūs mane toliau šersit 2 taškais, gali būt, kad daugiau bus sagų pradaryta. Ir ten net yra plaukų šiek tiek. Ne per daug. Wow, ne, Lukai, duokit ten 1 tašką, kad užsisektų tą sagą, nes jau... Ja, aš galiu. Aš už tašką, bet ką padarysiu? Bet ne, kol kas mėgaukis, Lukai. Hebra, piski 3 taškus, Ramonas gerą postą parašys, sakė, bet ką padaryti už taškus? Ant 5 taškų Ramonas čia breakdance pis paprasčiausiai. Aš bet ką padarysiu. Gerai, ir 3 vietoj? Ir 3 vietoje ir 3 taškus gauna Markas Žukauskas. Plojimai, Markui. Vidurį, neblogai. Bet ir, Markai, jeigu esi edukuotas, kam tie taškai? Ne, svarbu ne su tom 2 šlepam, bet vienoj grojų, o šiaip jau. Tu per vidurį, tarp... Jo. Žiūrėkit, bet tu tai pasiskirstimas labai geras. Tarp moters ir žydo ir 2 padugnių. Čia geras. Labai gerai, tikrai. Geras santykis. Ir antroje vietoje Arensas. Antroje vietoje su 4 taškais lieka Žilvinas Kerbelis. Na, pirmoje Vita. Vita Žyma. Pirmas kartas Lietuvos istorijai, kai moteris gavo daugiau už vyrus. Čia buvo pirmas žingsnis, nuo kitų metų gal algos pradės lygintis, žinok. Aš daugiau už savo turą uždirbu nei tu. Gali būti. Tikrai daugiau negu aš. Dabar įdomu pas ką didesnį kiaušai. Ne, čia labai buvo stiprus raundas, tai netgi kas gavo 1 tašką. Palauk, galutinės įskaitos. Čia tiesiog stekt buvo. Čia labai daug įtampas, Arensai, pašoka. Man patinka. DJ Giovanni! Man ant kiek keista, kai jūs tokie kaip 3 favoritai pakritę pačioje, ne? Ir ten balkonė, kad buvau pešasi tarpu. Ką reiškia favoritai? Tik dėl to, kad jie daugiau taškų turi? Nes jūs net nežiūrite. Ir geriau užduotis daro? Dėl to jie favoritai? Šiaip, Ramonai, aš už gerą kovą, už jūs visus myliu tiek pat, net žmogus su viena akim ir su piloto, blėt, kepurė. Taigi, ką, praeinam prie sekančios misijos ir žiūrėsim, kaip pasikeis tada rezultatai, Arensai, ne? Tai 5 misijoje dalyviai turėjo nugalėtis didžiausią priklausomybę. Labas. Tada kažkaip bus nepadaug klausimai, blėt. Ar aš turėsiu jį apgert? Įtikink gerinti žmogų, kad nebegertų. Tam turi 5 minutės, tavo laikas prasideda dabar. Na ir kaip galvojat, kaip jums sekėsi šitą misiją? Ar buvo kažkokių sunkumų? Ar vis dėlto jaučiat, kad gerai vykdėt šitą? Aš jeigu atvirai neatsimenu. Jis pripiso. Tu piliai kartu parodai. Šiaip realiai jam reikėjo mane perkalbinėti. Iš tikrųjų. Jo, šiaip atkalbint Marką nuo gerimo. Tikroji misija. Čia va sunkiausia. Čia yra S-tieras. Man buvo labai sunku įkalbinėti, nes pas tą bičią snarglys čia visą laiką buvo ir aš visą laiką tą snarglį žiūrėjau. Negalėjau. Buvo, blegiai, suvalgyčiau aš jį. Padėk pietų, Elijai. Man puikiai sekėsi. Būtų keista, jeigu, pavyzdžiui, būtų Vitas, snarglis buvo, patailės ir jau nebuvo. Ir tu toks, dingo kažkas, jau čia užkando. Gerai, pažiūrim, kaip sekėsi pirmiem dalyviam, Arensai. Tai pažiūrim, kaip sekėsi Vitui, Markui ir Elijai.
Seniai, čia tau, tada šitą užduotis yra, nes aš esu alkoholikas absoliutus ir man reikia nustoti gerti. Kiek laiko geri? Manau, 10 metų stažas bus. Dabar kai prasišnekėjai, tai gal ir tu alkoholikas. Merginos nemėgsta išgerti su vyru, nes smirda iš burnos, primuša dažnai mus. Gerus fizinius duomenys turi, tai negertum, žinok. Kiek disko metikų uždirba, aš nežinau, kokį 16 eurų mėnesį, tai aš manau, tikrai galėtum karjerą pasidaryti neblogą. Bet o tau, pavyzdžiui, erekcija netrukdo? Ne, visiškai gerai stovi. Viskas tvarko. Bet jis dabar tai negeria, aš nežinau, ar jis iš tikrųjų gerintis. Ne, palauk, čia ne ta užduotis. Jeigu gauni išgert, tada Arensas taip ir šikną patvarko. Taip susimokėti reikia. Tai aš nežinau, ar tikrai dar nori gerti. Ką? Nebenori. Nebenori gerti. Tai ir viskas. Gerai. Tai ačiū tau. Ačiū visą gerą. Aš tau duodu štukę eurų, kad negertum. Kas mėnesį. Kas mėnesį po štukę eurų. Gerai, tada tinka. O jei po 500? Lieko per štukas. 7 PM. Sutarėm. Kiek tau reiktų sumokėti, kad mes tam gertum? Štuką. Galiu 10 eurų per juos. Nežinau. Gerai, ačiū. Jeigu gali išeik dabar. Daik, bet aiškinu man dabar, išeikit. Nori? Tai man jau atlyginimas mokamas, viskas yra. Ne. Gerai, 10 minučių. 10 eurų. 10 minučių galėčiau. 10 minučių, 10 sukėliau nagau. Pradės 10 minučių nebegars. Gerai, ačiū tau. Tai visą iki. Laikysiu žodžiu. Arensai, gal ir tave reikėtų užkoduoti? Tai aš tenais ir gerintis ir buvau labiausiai, man atrodo, iš visų. O tai čia gal buvo tas twistas vadinamas, kad realiai alkoholikas tu esi, o ne Ne, jisai? Arensas tiesiog pajautė rape drugą, kur aš įmečiau į bagalą. Kaip tu Eliai, sugebėjai, pavyzdžiui, nuo to štukos eurų iki 10? Tai 10 minučių 10 eurų. Bet tu pervedėjai žmogui pinigus? Aš prašiau jo sąskaitos numerio. Išėjęs dar, jis sakė, tai pohui. Ne, seniai, tokiem, jeigu nori aukoti tik maistų, nes kitą pragerį, taip, tai jam reikėjo tiesiog valgyti, nupirkti. Neduok valiutos jiem. Jo, duosi pinigų, pirks gerą, čia viskas. Eliaus vienintelė ta akis, tokia buvo užsprogus, tiek siūlot, tam, kad nebegert, ir aš galėčiau tai vietoj būti alkoholiku. Nu, tai ta prasme seniai, nu. Bet ar tu, pavyzdžiui, už kiek tu negertum pusmetį, metus? O kiek tu siūlai? Aš nežinau, ar jam liko pusmetis. Jo, čia irgi klausimas. Realiai siūlau tiek priklausomai iš kurios pusės, kurią akim žiūrėsi į skaičių. Nu, Kad galėčiau biškį irgi, žinai, už pakoreguoti. pusmetį? Nežinau. 15 eurų. O kodėl tau tokia svarbi mano blaivybė? Gali gert pohui, man atrodo, čia... Ne, čia prasidėjo kažkoks, blėt, bičias. Nori, kad aš tave venčiu. Mes čia labiau rūpinamės dėl tavęs, nes sekantį kartą, kai kviesim tave į laidą, tu eisi va tai va sienom be akių, blėt. Mes čia turim prikolinto Nelijaus problemas gyvenimas spręs čia. Jo, Elijas turi per daug problemų, kad čia išspręstų. Čia reikia atskiros laidos jo problemams spręs. Kiek turi lygų, Elijau? O dieve, man. Ar tai yra vienos rankos pirštų lygos? Ne. Dėl to šalia sėdi Ramons, kuris gali pagelbėti tau su teisiniam Seniai, paslaugom. jeigu tik reiks labai blogo atstovo teisme. Jo, viena iš tų lygų tu man davai, Lukai. That's here. Na gerai, dabar pažiūrėkim, kaip sekėsi Lukui ir Žilvinui. Galim po vieną alaus? Vieną alaus, Jo, abiem. Aš savo istoriją galiu papasakot. Ir geriau. Ir išvaržu gal nugaras. Nes butelę siekiau ir per aukštai buvo. Ne. Gerintis buvo mano senelis, gerintis yra mano tėtis. Gali pilti jam. Jagerį. Gerai. Aš turiu 3 minutės tave alkoholikų paversti, kad tu per paskutinę minutę mestum gerti. Gerai, Taip ir padarome. Man būna. Aš negaliu padaryti. Nori šito išgerti, bet teks nusipirkti. Kiek? 7 eurų vienas šotas. Patiko gerti? Geras buvo, ne? Galiu dar vieną įpilti. Įtikinau nebegerti. Ne, aš šito negersiu būtinai. Taip il dar vien. Aš rasiu. Kokį dabar įpilt? Sapiegą įpil. O mes turim alko testerį? Jo. Kiek šitas? Abu parduodu už 8 eurų. Jeigu vienas sapiega. Vienas sapiega? Šiam. 0. Ačiū. Jis tapo atsparus alkoholiui. Nebegersi lyg? Ne. Įtikinau nebegerti. Man patiko, kad gert gavom ir gert blogai. Aš išeinu, bet jeigu bus faina, aš galiu grįžti. Mes pakviesim. Ok. Laimėjau viskas. Ačiū tau. Man šitą pergalį buvo prižadėta prieš 3000 metų. Gerai, ačiū. Tai jūs išeikit, čia man priklauso šitas klubas. Sorry.
išeina. Realiai. Ir išgėrė, ir klubą nusipirkt spėjo per tas porą minučių. Gerai, žinai, ar čia yra tavo wild cardas, ta kepurė? Kepurė visur padeda. Kepurė, ne? Tai... Ar gali dabar užsidėti? Ne, nepasiėmė. Šiaip, o tau šiaip trūksta, va, iš jo pusės kažkokios atributikos, Aš ne? nežinau, kokios jis tautybės. Pažiūrėk jo kostiumą iš šitos. Atrodo kaip uzbekas. Neįsivaizduoju. Gal amerikietis, nes doleriai? Gerai, Lukai, o pavyzdžiui, tu, kai pradėjai minėti ten senelius, tėvus, ar tu laikaisi tradicijų ir pratėsi alkoholizmą? Aš laikausi, bet man tas buvo įžeidimas. Ten huine, jūs net ne alkoholiką atvedėt. Nu, priversimės Tai tu jau kaip alkoholik? Markas! Vat Marką priversimės gerti. Ne, bet tai, Ne, nu, to čia- čiuvo balsas tikrai alkoholiko buvo, arba kaip Tautvydo Sabonio. Ei, ar mes galim ginčytis su Marku? Man atrodo, Markas žino visus Vilniaus alkoholikus, ir ne tik, ir Klaipėdos senus alkoholikus. Jis sutarė, jis... Aš labiau visus Vilniaus niuchų žinau. Jo, jis žino, kaip greit išsiblaivyti. Markas jau peršoko į kitą levelį. Sako, su alkoholikas jau nebeįdomu, bet va, niuchai nauja tema. Ten buvo geras berniukas, jis net nebandė man grasinti. Ten ne alkoholikas. Tai gal dėl to, kad buvo neišgėręs, matai, tu privertė jo negerti. Gal šitas įtakojo? Aš jį girdžiau. Ir nulis agresijos. Markas jau būtų man pisęs snukį tada. Kodėl? Aš jau dabar noriu pistis nuo kitų. Gerai, žinai, o kas, pavyzdžiui, tavo manimo dar tau buvo pažadėta prieš 3000 metų? 3000 metų. Prieš 3000 Tai yra metų. toks ruožas žemės. Aha. Žilvinai, Ar pavyko susigražinti? Nes ją? Peisas sako, nemokamą Palestiną, imkit. Ir mes bandom paimti. Ir Žilvinai, o tau nėra sunku pokerį žaisti, kai tu vien žydo kortą ištrauki? šitą. Aš nežaidžiu pokerį. Aš žaidžiu paskolus. Realiai, Žiliūno visi žaidimai, kur tik finansai į pliusą. Nevėžis paskolų. Žiliūnas pasidaro pinigų iš tokių kaip Markas, kur Markas, nes Markai tu esi jau užsikodavęs, ne, nuo lažybų visų ten prieš minėjai, prieš N metų, prieš 3 metų. Nuo lažybų. Dabar gal atsikodavęs, nežinau, neatsimenu, kaip ten yra. Nuo ko aš sakau? Nuo lažydų? Jo. Lažydų? Statybų. Lažybų. Ne, buvau užsiblokavęs, tada praėjo tas terminas. Tada galvoju, nu, tikrai Milanas aploš Albą išvyko, kur Alba ten su 9 žaidėjai traumuoti, ten, karočią, su suolu žaidžia, ten Neptūno lygio sudėtis buvo Eurolygos, žaidžia prieš Milaną su Mirotičium ir visais, ne? Nu, galvojau, nu, tikrai apsiloš, nu, neįmanoma. Kad laimėtų, blemba, Alba su Neptūno sudėtim palyginus, Eurolygių prieš Milano, Emporio Romanį su Zach Leedy, Mirotičium, Shields ir taip toliau, ne? Nu, logiškai, ne? Logiškai, Logiškai, belia kaip, ne? Ko tu eini, Markas? Jo, tai jeigu jūs jam dabar... Ir aš tiesiog, nu, kažkaip prispaudinėjau reklamą, atsidaro man pasiūla lažybų. Žiūriu, Milano kovos 1-3-5, saldainis padėtas ant žemės guli. Ai. Nu, Zek, paimti reikia tos pinigus kišenį įsidėti. Nu, čia būtų nuodėmės šitą nepadarė. Taip. Galvoju, padėsiu štuką 2. Ir pasiimsiu 2 gabalus ten kažkur ir važiuojam atostogauti, ne? Šiaip, pasačiau štuką 2, jau kadangi pinigus pasiėmiau praktiškai, ne? Prisipirkau dar bilietų į kelionę. Nes reikia Nu, kažkur nesgi laimės, ble, nu čia neįmanoma, nu. Aš pilnai tavo pusėj. Ir prapiso Milanas. Kur skridot? Nahui. Puikus skrydis, man atrodo, puikus skrydis. Jo. Čia jokinga istorija, nes aš literaliai stoviu, karočią, gero vakaro šou, mane pakvietė pakalbėti ir pastendapinti. Ir aš einu į televiziją, kur retai einu, stand-upin reikės televizijų, kas yra žiauriai nejauku ir sunku prieš 8 žmonių publiką. Ir Monika Liu ir Jenki, karočią, kur žiauriai bizda. Ir aš tiesiog stoviu, man už 3 sekundžių reikia stand-upin, aš tiesiog telefoną ranką laikau, flash score įsijungiu, žiūriu Milanas -10, 4 kėlinio vidurys. O dabar Markas Žukauskas, komikas, stand-upins, užlipo ant scenos. Sveiki.
Žinot tą jausmą, kai minus štukų. Žinot, tai jausmą, kai pinigų neturi. Jo, ir aš tiesiog stand-upinau, pasėdėjau, pakalbėjau, nulipau, pamačiau, kad per visų štuką 2 jau mėgoti. Man toks jausmas, kad mes nuo iki laidą perėjom. Čia pagal patirtis, čia pagal jausmus. Markas turėjo viską. Markas turėjo viską, diplomą. Ir vos 50 blogų sprendimų. Bet žinot, ką Markas neturėjo? Triusikų. Gerai, tai Arensai mes turim rezultatus va šitos misijos? Jo, po kiekvieno dalyvę pasibaigus laikui mūsų svečiui davėm išgert ir jisai atsigėrė po Marko ir po Luko Ramono, tai jie gauna po 0 tašką. Po manęs atsigėrė jisai? Taip. Ir mes gerą laiką apturėjom. Taigi tu ir sakei, tu niūchų specialistas, ne alkoholikų, tai dėl to... Bet aš pasakiau, jeigu tu atsigeris, tave Arensas išpys prieš šikną ir atsigėrė. Tai jis atsigėrė. Aš noriu video, na. Noriu video, kas buvo po to. Neturim. Arensai, ar teko įvykdyti tą pažadą? Tu galvoji, dėl to jis taip šoka? Tai ką, Ramonai, tu dugno kirmelė su 0 taškų. Iškamša tu, blėt. Šiknos kirminė, blėt. Elijau, čia tik žaidimas. Elijau, nepasiduok, paprašiau kaip šuo. Po prasme, biški mažiau energijos. Čia tik žaidimas. Elijau, argi gali būti mažiau energijos po keletą alaus? Žinai, kaip būna, kai matai, kad kažkur kampė 2 bomžai pizdinas ir toks... Gerai, o kągi kiti dalyviai, Arensai? O po kitų dalyvių neatsigėrė, tai visi jie gauna po 2 taškus. Gal daugiau plojimų net Elijui suteikiam? Biški ten aukščiau vyksta varžybos? Žydus velniai rankas spaudė. Būtinai užsukite į mūsų patroną, nes dabar artėja šalti vakarai, galimai biški liūdnoki vakarai dėl artėjančių orų. Taigi, užeikite į patroną, būkite mūsų patrono dalimi, paremkite mus, kad galėtume kurti toliau ir pasimėgaukite šiltais vakarais su mūsų laidomis jau pas save namie. Jo, ir pamatysit viską anksčiau nei kiti YouTube'e. Tai užsukite į Patreoną. Arensai, kas mums beliko? Kas toliau? Tai paskutiniai misijai mūsų dalyviai sugrįžo į paauglystę. Aš tiesiog ateinu čia nesurežisuot. Labas. Hei, kaip sekasi? Gerai, nice. Kokios kameros. Nufilmuok video, kuris geriausiai primintų 2010 erą. Tavo laikas prasideda dabar. Nu kągi, ar turit kažkokių nostalgiškų jausmų? Man patinka, kiek aš esu realiai jau atsilupęs, bet minties, kad aš kiekvieną misiją galvoju, kokia čia bus misija. Aš pats neatsimenu tiesiog. Aš galvoju, tokie, okei, supratau. Bet man, kas, pavyzdžiui, labiausiai pasigendė iš tų laikų? Vat kas buvo prieš tų 15 metų? Lito! Sėdi teisininkas ten, išprašau, Elijau, įkastų jam. Atsargiai, iškris akis. Iš tų laikų pasilgau gal labiausiai, kai įsikeli fotkę į OneLT, grįžti namo ir nei vieno pomidoro nėra užmesto. Ateini seni, nei vieno pomidoro ir forumas lūžta, nahui. Va čia tai vakaras seni. Bet ar, pavyzdžiui, prieš tos 15 metų irgi buvai ten populiarus tarp panų? Ar gaudavai, tu žinai, meškiukų, gėlyčių, ką ten dar mėtydavo per tos OneLT? Ne, bet man yra 4 panos apmėčios kiaušinys, nes vienu metu 4 iš jas kabinau vienu metu, jis buvo draugės pasirodo. Ir ta viena pana man pasiūlė susitikti už iki ir aš atėjau ir jos iššoko 4 kaip nindzės iš skirtingų kampų ir mane kiaušas apmėtė tiesiog. Čia dėl to. Panas, palauk, čia yra, bet patirtis jos sukūrė. Čia gali žiūrėti iš 2 pusių. Tipo, arba mane pažemino, arba kamon dėl manęs 4 panos plotino, kiaušinius pirko. Man per OneLT yra pedikas parašęs tuo metu. Tai man tau parašė, bičias, kad tu pedikas ar tau pedikas? Ne, pedikas man parašė. Ir ką tu sakei, nedainuosi žaliukų chore? Aš. O kaip, kas vyko? Aš pasijutau labai maloniai užkalbintas ir pradėjau jam atrašinėti ir galvojau, kad čia faina. O kodėl tu apie tai pasakoji su tokiu pasididžiavimu kažkokio tai? Nes pagaliau su tėvu pabendravo. Ok, už šitą galim balot. Taigi, nostalgija OneLT, jūs ponas, gal biški kažko jums trūksta iš tų laikų? Kaip Žilinai? 10 balų. Čipsai būdavo daugiau.
Man atrodo, tu pasilgai būtum be viršsvorio. Man atrodo, tu tas bičias, kuris ir supirkai visus 10 balų. Vat, tu pagal tai dar biškai prie tavęs pastatyti, jeigu tu atsistotum, prie tavęs pastatyti Elių, jūs atrodytumėt kaip 10 balų. Pagalys ir 0. Tai ką, pažiūrim, kaip sekėsi pirmiem dalyviam? Jo, pažiūrim, kaip sekėsi Markui Žugauskui. Pabuojam dar kartą Markui. Pabuojam, Markai. Wow, tokį ištraukiai. Markai, ar tau teko anksčiau dalyvauti Harlem Shake? Ar čia buvo tavo pirmas? Harlem Shake nesu dalyvavęs, bet esu dalyvavęs net YouTube'ės nebūdavo, Video Gaga būdavo. Atsimenat Video Gaga? Tai buvo Klaipėdoje Big prekybos centre flash mobas, kur susirinko belekiek vaikų, paauglių, šiaip žmonių. Ir mes tiesiog ėjom ir sutartą laiką visi kritom ant žemės ir apsimetėm negyvais. Ir kažkas... Čia visas šokis. Ne, čia tipo, tas būdavo, flashmobas. Bet tipo jo, ir mes visi sukritom ant žemės ir kažkoks žmogus, kuris darė, nufilmavo viską ir aš... Čia buvo mano pirmas kartas, kai aš patekau į internetą on tape, tai aš tiesiog suradau save gulinti, raudonui apibraukiau ir įsikėliau į Facebooką ir aš čia, tipo, kad žiūrėkit, hebra, aš esu jau Video Gagui žinomas. Ir aš tiesiog guliu ant žemės, kur mano veido nesimato. Bet aš noriu atkreipti dėmesį iš šito video, kur matėm, kokios yra iš tikrųjų tvirtos, raumeningos Marko šlaunys. Tik iš to video matai? Ne, tai galiu parodyti. Man žinai, kas keista. Nekelk Markui. Ai, aš per už tai, ne? Tu su viena akim turi daugiau išvalgų, negu mes su abiem akim. Tu žiūri ir šlaunis, ir papildomus dalykus. O tu apsidaryk kiek publiko šiaip. Kur eilės visą laiką? Jis galvo, kad čia uždėtas publikos juokas. Kaip per draugai serialus. Eilės visą laiką taip sėdės, galvo, o kodėl visus susadino tik po kairę pusę? Kodėl tik 20 žmonių? Čia gal dėl manęs taip stengiasi? Gerai, man atrodo, kad puikiai įvykdė misiją Markas, nes tikrai tas dalykas labai būdingas tais laikais ir faina, kad dar surinkai papildomai dalyvių į šitą misiją. Taigi, man atrodo, stiprus konkurentas šitoje misijoje ir žiūrėsim, kaip sekėsi kitiem. Jo, ir dabar pažiūrim, kaip sekėsi ir kaip prisimena 2010 erą Vita ir Lukas. Sveiki, aš esu Saulius Mangrūda. Man yra 16 metų. Esu čiulpęs. Hei, sveiki, čia Luko dainų kampelis. Nešok, vedas. Grupė Delfinai yra nuvertinta. Vėlgi, ne mano nuomonė. Tano, nerašyk man, arba rašyk. Tu nenuleisk akių, viskas praeis, tikiu, sukasi debesis. Bet tu nenumok ranką, jei dangui... Mama! Nu, aš filmuoju dabar. Mama, išeik! Stano, parašyk man. Ačiū labai, kad žiūrėjot. Čia buvo pirmas pasaulyje šeflinimas su kroksais iš Arenzo Buzės. Aš norėjau paklausti, kodėl Ramonai plyšo lūpą. Palap, kas? Ką? Kažkas dar pastebėjo, kad Ramonui šitam plyšo video kažkas. akivaizdžiai matyt, kad Ramonui plyšus lūpą. Ar čia yra metafora? Čia skamba kaip kažkoks kalėjimo. Kur bando pagauti bazaro. Ar tu mane prievartausi po to? Kas vyksta? Ieškau zacepą. Jūs tam suplyšusią lūpą vaikšto. Neturi prie ko prisplyšti, o tu plyšė lūpės toks biškiukas. Zuikio, girdi. Pas tave išvalgos, aš negalvoju, kad ant tiek sujautrėja kiti pojūčiai, bet pasirodo, tu pas tave AI akis, tu matai daugiau negu įprastai. Jeigu tu įsivaizduoji, sėdėtum kalėjime, šiaip
kaip įprastai ateini, sako, spirk kamuolį, ar tau plyšo lūpa? Ramoj, tu turi saugotis šitą žmogaus. Ne, prieš laidą Romanas pasakė man, kad užsidėčiau halatėlį, nes jis nenori žiūrėti mano aštrius spenelius visą laiką. Ei, čia... Aš stengiuosi tiesiog jo vengti. Man įdomu, Suprantama priežastis. ar jūs abu išeisit šį vakarą pratesti kažkur, ar vis dėlto skirtingais Blet, šiaip, iš tikrųjų, jie dviesi yra kaip geras filmo premisas, kur Ramonas išeina... Kur Ramonas išeina po darbo, tipo, būdamas teisininkų, išgert alaus, tipo, prisigeria, įkrenta iš šulinį ir jį sutinka. Ir šulinį jie sudėlioja planą, kaip pagrobti, ble. Ir šulinį pasigirsta mano balsas. Sugalvok 3 norus. Ir tada jisai įlenda jam po skūrą ir operuoja jo kūnų ir jisai tiesiog privartauja vaikus, tipo, kažkas to. Ar žinai, kaip po analinio sekso? Ne, nežinau, gerai. Jeigu kas varys į Vokietiją ir jūsų neįleis, va ten, kas Bergainė vyksta, va čia yra Martinenko, kas Bergainė vyksta. Visko po biškį, ten va tas pats bišnis, kuris ir myžalus gali išgerti čia. Jis viskas, žinome, tu esi žmogus atmosfera. Tu žinai, kiek aš smėlio galiu suvalgyti. Gal turėtum mažiau lygų, jeigu nevalgytum smėlio. Aišku, Lukai, aš visom galūnėm už tave, bet aš biškį pergyvenu, kad per šitą misiją tau teks vėl biškį heito išklausyti iš Elijaus. Gali būti, kad reiks vėl gailesčio taškų man. Vat čia kaip jau nuspręs komisija, nes mums dabar reikia pažiūrėti, kaip atliko šitą užduotį likę dalyviai ir Lukai. Hebra. Tau pizda. Tai pažiūrėkime, ar Elijus 2010 jau buvo praradęs, sakė, ar ne? Sveiki, čia yra medinio kibilo Ice Bucket Challenge'as, aš jį padarysiu ir sekantys 3 žmonės, kuriam pagal 20 metų vaibą perduodu šitą iššūkį, tai yra Algirdas Mykolas Brazauskas, Drąsis Kerys ir Stasys Porlaiskas. Važiuoju manęs. Bet suknelė nebuvo. Paplojam Elijui dar kartą už šitą 10 metų nostalgiją. Bet Elijau, kaip ir Ramonas pasakė, kodėl ar būtinai reikėjo dėvėti šitą aprangą, kad Ice Bucket Challenge Tiesiog apsivilko, kas buvo paranga išėjęs iš namų. Man atrodo, žinai, ne kas buvo, o jis ruošėsi šitą. Ne, užkulsiuose dar kabo tas čia manos buvo casual Friday. Aš nenorėjau sušlapti savo drabužių. Tu kaip Vitas su pėdom išėjai iš savo kelio, kad suknelį uždėtum. Bet čia tu susijaudinai? Eliau, čia tavo asmeninis outfitas? Ne, čia kabo, vis dar kabo, va čia užkulisiuose. Čia Lietuvos policijos apranga. Galėjai ir tu užsidėti. O jeigu kabo užkulisiuose, ne? O kam tu iš chatos tampai savo rūbus čia? Tai aš nežinau, kokios bus užduotis. Bet kam tu nepasiėmė atgal? Aš turiu tame tipą visą klausimą. Man atrodo, kodėl iki šiol kabo, nes čia jūs prieš porą dienų... Tai ne mano. Tavo, nemeluok, blėt, per galvą. Tu sėdi taip apsirengęs ir kuriuos aš dabar užsidėjau yra mano. Aš nesirengiu kaip iškrypelis. Aš tokios huinios nepirčiau tikrai. Aš niekada taip nesirengiu. Tikrai ne. Lukai, bet vis tiek, pamatai, kaip sekėsi Elijoje, ne? Jeigu tektų vis dėlto rinktis, kas geriau atlieka, kur tu jauti, tu dominuoja ar vis dėlto Elijus? Aš užuodžiu galbūt 2 taškus. Aš žodžiu, gal labai sunkiai. Palaukit, Hebra. Duokit šansą. Su šiek tiek gailesčio aš 2 žodžiu taškus. Kaip koks tu optimistas šiaip. Vieną kartą bičias gavo 2 taškus, galvoja, dabar tai visą gyvenimą bus. Dabar nieks nepasikeis, dabar tik į viršų, ble, tik į viršų. Lukas, kai jam jau gims vaikai, tie pagimdys vaikus, pasadins anūkus taip ant kelių. Žiūrėkit, kada įsigavau 2 taškus. Ir galėsi tokią... Ne, kur toks pasidinsiu pirmagimį, žinai, ką rodau? Spėk, ką rodau čia. Buvo toks jūs ne vieni, aš taip prijaučiu. Ir pasiliko paskutinis dalyvis, žiūrėsim, ar jis vis dėlto pasirodė geriausiai, ar ne. Taigi... Tai paskutinis Žilvinas Kerbelis. Sveiki, čia Žilvinas Kerbelis, sveiki atvykę į Jackassus. Čia 20-ieji. Dabar skubam daryti Jackass šuolis per šitą paspirtuką. Backflipas ir užsikabino ant medžio.
Ir atgal invert flipus į kickflipą. Jackass. O, vaikyti, tai buvo bloga idėja. Jackass. Važiuojame į ligoninę, man labai skauda koją. Jackass. Plojimai Žilvinui Kerbeliui. Pablogė Žilvinui už pastangas, už Jackass. Žmogus tikrai žinantis apie tradicijas 10 metų. Bet kodėl yra pas tave galvoja, kad nesitraumuot, kad kažkaip... Ne, gal tos krūmus Ne, tai yra mano kraujai, ekstremalumus yra mano kraujai. Jo, aš nemaniau, kad tokį šuolį gali išvysti. Adrenalinas ir cholesterolis mano kraujai. Biržose juk tavo kliškė, beros, verdantis kraujas Žilvinas Kerbelis. Verdantis kraujas Šiknaskelė mano buvo pravardė. Prašyčiau teisingai šnekėt, nemelo. Žmonės pinigus mokėjo šitą šou. Na, bet šį kartą nereikėjo mokėti už paspirtuką, Žilvinai. Jau kažkoks laimėjimas. Man atrodo, baudą atsiuntė. Tai ką, pažiūrėjom visus, įsiminkit, kaip kas ką įvykdė. Ramonai, turi dar paskutinį žodį. Aš daug neprašau jūsų, 2 taškai, come on. Žiūrėl. Taigi, pradedam turbūt balsavimus, pajungiam QR kodą, įsijunkit telefonus, pagalvokit, kas vertas. Kairensai jau kaip, balsavimas į pabaigą ar dar kažkas ten varžosi tarpusavį? Jau viskas, balsavimą baigiam. Gerai, ir 5 vietoje, kas pas mus? Ne, palaukit. Prieš tai palaukit, aš jumis nieką nahui netikėjau, eikit visi nahui. Elijus Martinenko! Dabar kiekvienam pabuškį, Lukai. Aš jau gavau. Nuimkit tašką, Ramonai, nuimkit tašką, negražiai šnekant žiūrovą. Jo, duokite Elijui tą tašką geriau. Nuimkit tašką. Kažkas jaučiasi dabar įsižeidęs dėl Ramono paskutinį žodį? Ei, Lukai, kažkaip turi šitą padėtį gerinti pagal mane? Aš labai liūnas būsiu, jeigu man atims tašką. Nepamirškit šitą. Ne, davai, tiesiog, kas 4 užėmė? Hebra, pažiūrim. Gal vietą. Neužsilaikom, kaip tu sakai. Einam, gerai. Tai kas 4 vietoje pas mus Ir 4 vietoje ir 2 taškus gauna Lukas Ramonas. Eskit visi šūdą! Kaip smagu mūsų RKL B divizionas kovoja tarpusavy. Man gali, net apsispjaudžiu, man iš viršaus, kaip 2 kažkokie, žinai, motinos vaikai, kurie palikime varžosi dėl mikrobangės ir teliko. Gerai, dabar jau prasideda biškį įtampa, nes 3 vietoje pas mus kas yra? 3 vietoje ir 3 taškus gauna Žilvinas Kerbelis. Biškė. Žilvinai, reikėjo tau backflipą turbūt daryti. Vertėjo traumuotis. O kas pritruko? Jeigu, pavyzdžiui, tau reikėtų pakeisti, šoktum kažkaip kitaip per paspirtuką, ką padaryti? Kaip Parins šokčiau. Va taip šalia? Būtų jokinga. Dėja, turbūt reikėjo tau į balkoną persis. Ten tarp vyrų, kurie dominuoja. Tarp vyrų, bet tokių drūtų vyrų, tokių tikrai. Gerai, va dabar tada įdomu. Taip, žmogus edukacija, žmogus moteris juodai apsirengusi. Žmogus moteris. Puikiai, Tokios superherojus čia turim. Mano supergalia, kad turiu pystą. Ne, gera supergalia. Printantų moteris. Tu su ta supergalia ir gimdai tokius rasistus kaip mes. Tai čia yra toks užburtas ratas, Vyt. Aš pati kalta, kad jūs taip apie mane šnekat. Dalinai. O kaip tu apsirengiai? Tai, kad esi viršui, nereiškia, kad viršui pagal taškus. Gerai, taigi, dabar biškiai temptai ir pas mus 2 vietoje, Arensai, kas yra? Ir 4 taškus gauna Markas Žukauskas. Ir 1 vietoje šioje misijoje yra Vytas Žiba. Plojimai Vytas. Vyta, atsargiai, tai tu pagimdysi dar vieną žmogų čia. Palauk, čia jau finalas, aš jau laimėjau viską, ar tik tai šitą? Ne, palauk, dar yra, žinai, čia biškiai įsijauti. Čia įsijauti. Aš galvoju, kad vandenį tu paleisi iš savęs kažkokią ant kilimų. Net kiek daug buvo vyriškos energijos. Martinenko pradėjo antroje akim matyti, kai tu pradėjai tos vaizdus daryti. Jo, ta net raištį pasikėlė, pažiūrėti. Ir pas mus dabar vyks Arensai bendri skaičiai. Plojimai, kad pražiapsojam biškį. Gerai, ir mums belieka paskaičiuoti visos šitos komisijos, visos laidos taškus. Tu jau turi, Arensai, paruošęs? Aš jau turiu. Gerai, ir, aišku, tradiciškai pradėsim nuo antro galo.
Taigi, 5 vietoje pas mus, nes Didžiausia intriga realiai vakaro. 5 vietoje. Ir 9 taškus surinkęs yra Lukas Ramonas! Vis tiek, paplokit. Nu, va, Lukai, kadangi toks pasipuošęs, dabar galėsi varyti gerti į miestą. Ir galėsi švęsti šiandien. Aš nesakysiu, kad to nesitikėjau. Ačiū visiems, kas manim tikėjo. Jo, paplokit dar kartelį, Lukai, atėjo. Kas palaikėt? Žmogus pasipušė. Tie 4 žmonės, aš jūs matau. Nieko, vis tiek, Lukai, mūsų širdise. Tie tekstai, žinai, sunkiai yra virškinami, bet dėl to visi ten. Bet šaunuolis, rašyk toliau. Eikim prie Elijaus, tiesiog, eikim prie Elijaus. Palauk, kodėl Ne, prie Elijaus. Bet, gerai. Ir 4 vietoje šį kartą, Arensai, pas mus kas lieka? 4 vietoje su 13 taškų liko Elijus Povilas Marius Martinėko. Keistas visų duetas. Velnė paskutinis. Ei, bet tu 4 taškais. Bet 13 taškų kaip velniai, čia yra super. Čia yra vis tiek stipru, biški, prieš savo varžovą, kuris tave menkino, duhino, paskutinę antrą dalį šitos laidos. Ir su tokia persvara vis tiek lieka. Aš manau, jam teisėjai padėjo. Teisėjai, baigti. Mes esam šališki, mes tik klausomės, ką mums sako komisija ir šitos visus dalykus skaičiuojam. Gerai, dabar prasideda biškiai įtemptai turbūt pagal visus tos skaičius, nes 3 vietoje pas mus Arensai šį kartą lieka. Aš galiu prieš 3 vietą pasakyti, kad kiekvienas dalyvis nuo vienas kito atsiliko po 1 tašką. Pas mus prieš tai to nebuvo. Tai visi 3 laimėjom ir jis. Nu kam reikia dabar kiršint mus 3 ir dabar... Man tai aš manau, kad paliekam tiesiog. Kaip gražiai sėdi, bet vis tiek išrinksim, man atrodo, vis tiek buvo labai... Jeigu aš nelaimėjau, aš primyšiu šitą mantieną. Tada reikia biškį paspartinti. Ne, aš nusimausiu, padėsiu krūvį ir apmyšiu. Arensai, kas pas mus šį kartą? 3 vietoje. 3 vietoje su 18 taškų liko Markas Žukauskas. Laimai Markui. Myšal Mantijos. Markai dar ir sėdėsi, ar jau nori bėgti? Ne, aš Myšal Mantijos. Aš iš pagarbos jiem išklausysiu, kas laimėjo 1 vietą ir tada Myšal Mantijos. Gerai. Viskas gerai, Markai, net geriausiai kartais 9 taškus surenka. Net kalbėsi Myšal Mantijos. Dabar gerai, įtempta kova. Žmogus pinigai prieš žmogų moterį. Tau reikia geresnių rašytojų. Man reikia geriau pasiruošti reikia. Lukai, man reikia geresnių smegenų, nes tas, kas rašo, jis žiauriai gerai rašo. Vita, tu moteris. Aš net nesugebu perskaityti, bet tarkim, gerai, žmogus tautybė pinigai, žmogus tautybė moteris. Kas lieka 2 vietoje? Arensai. Tai 2 vietoje lieka pas mus bam. Su 19 taškų. Vitas Žiba! Ten, kur tau ir vieta! Ir mūsų vietoje nugalėtojas šios laidos žmogus pinigai, žmogus žydas, žmogus 2 pablogis, Žilvinas Kerbelis! Gerai, Hebra, ačiū Jums labai, kad susirinko šiandien, buvo labai smagu, labai malonu. Kiekvieną kartą stebėkit, žiūrėkit, atvykit į sekančias laidas ir tikiuosi praleisim dar geresnius vakarus. Taigi ačiū Jums labai ir iki sekančių kartų. Ačiū, paplokit dar kartelį dalyviam. Marko Subinai paplokit, nuostabiai Vitai, Žilvinui, Elijui ir Lukui. Ačiū dar kartelį. Ir Tomašai paplokit. Ir Arensui, ačiū Jums. Iki sekančių kartų. Čiau.